Vatnyko patarimai ir pastebėjimai. Šiandien apie valstybės spąstus. Pakalbėkime apie tai, kaip jūsų pačių pensijų santaupos vidury baltos dienos tampa apiplėšimu. Lietuvos socialinės paramos sistema pasiekė cinišką žemumą. Žmonės dešimtmečius kaupė savo kruvinai uždirbtus pinigus pensijų fonduose, o šiandien susiduria su valstybiniu manipuliavimu. Kai tik santaupos grąžinamos savininkui, jos staiga virsta pajamomis. Rezultatas – iš jūsų atimamos šildymo kompensacijos, parama vaistams ir kitos lengvatos. Tai nėra parama, tai finansinis reketas. Viena ranka valstybė grąžina tai, kas jūsų, o kita ranka baudžia jūs už tai, kad tuos pinigus išvis atgavote. Kodėl tai vadinu manipuliacija? Logika paprasta. Jei tuos 30 ar 50 eurų kas mėnesį būtumėte gavę prie algos, jūsų teisė į lengvatas nebūtų pasikeitusi. Tačiau dabar, kai valstybė leido atsimti visą sumą iškart, ji traktuoja jūs kaip staiga praturtėjusi asmenį. Tai tas pats, kas pasiskolinti iš kaimyno 100 eurų, grąžinti juos po metų ir pareikšti, kad kaimynas ką tik uždirbo 100 eurų pelno. Tai nėra pajamos, tai turto grąžinimas. Tad kaip elgtis, kad netaptumėte sistemos auka? Štai jums keli konstruktyvūs patarimai. Pirma, atakuokite išimties tvarka. Savivaldybės darbuotojas yra tik sraigtelis. Jūsų tikslas – socialinės paramos skyriaus komisija. Gavę neigiamą atsakymą, nedelsdami rašykite prašymą nagrinėti jūsų atvejį išimties tvarka. Argumentuokite tiesiai. Šios lėšos nėra pajamos pagal įstatymą, tai yra daugiamečių santaupų grąžinimas. Jų įskaitimas į vieno mėnesio pajamas pažeidžia bet kokius teisingumo principus. Antra, reikalaukite išskaidymo principo. Jei valstybė primygtinai nori matyti šios pinigus kaip pajamas, reikalaukite, kad jos būtų vertinamos proporcingai kaupimo laikotarpiui. Pateikite pažymą iš fondo, kiek metų kaupta. Jei suma buvo kaupta 10 metų, tai jos įtaka einamojo mėnesio pajamoms turi būti dalinama iš 120 mėnesių. Komisijos turi teisę priimti tokius sprendimus pagal protingumo kriterijus. Trečia, pasirūpinkite oficialiu raštu iš mokesčių inspekcijos. Per Mano VMI paklauskite, ar grąžinama antros pakopos pensijų suma yra laikoma mano apmokestinamosiomis pajamomis. Turėdami atsakymą, kad tai neapmokestinamos lėšos, naudokite tai kaip skydą įrodinėdami, kad tai nėra joks uždarbis. Ir galiausiai viešumas. Biurokratija bijo šviesos. Jei savivaldybė lieka kurčia, kreipkitės į Seimo kontrolierių tarnybą arba savo apygardos Seimo narį. Valstybė neturi teisės manipuliuoti statistiką, kad sutaupytų socialinės paramos sąskaitą. Nenusileiskite po pirmo ne. Valstybė tikisi, kad jūs pavargsite kovoti ir tiesiog susitaikysite su nuostoliu. Atsiminkite, šie pinigai jau kartą buvo apmokestinti, kai juos uždirbote. Reikalavimas atiduoti lengvatas už savo paties santaupas yra neteisėtas baudimas už tai, kad taupėte. Būkite griežti, dokumentuokite kiekvieną žingsnį ir reikalaukite teisybės. Sėkmės!